Liukar įsivaizduoja, kad čia yra mūsų labai artima ateitis. Dabar tikrai labai sunku įsivaizduoti, bet aš nekantrauju. Tai nėštumo kelionėje supratau, kad klausimų yra N+K ir vienas iš jų yra vežimėliai. Aš nuoširdžiai galvojau, kad nusiperki vieną vežimėlį, na ir gyveni visą gyvenimą su to vežimėliu. Pasirodo, kad ateina metas, kai reikia sportinio vežimėlio. Tai kada yra tas laikas, kai mums reikia jau kitą vežimėlio? Nustebinsiu, bet tau reikės 3 vežimėlių. Sportiniai vežimėliai dalinasi į 2 dalis. Tai yra didesni, tai, kaip sakyt, rudeniniai, sakykime, kaip kas vadina, ir sportiniai, kurie skirti tik kelionėm. Atsiprašau, rudeniniai ir dar sportiniai. O, dieve. Sportiniai, tai tie, kuriuos jūs pasimsite į lėktuvą, kurie susilanksto kompaktiškai, labai lengvi ir taip toliau. Tai kai jau tik tai nusibostas jūsų universalus vežimėlis, jūs keisit į sportinį. Bet esmė tame, kad kol vaikas nevaikšto ir nesėdi, tai jam reikėtų gulėti, ar ne? Tai jam reikėtų šiek tiek didesnio vežimėlio, kuris turėtų beveik pilnai gulimą padėtį, kad jis turėtų didesnius ratus, kad būtų pravažesnis ir kai vaikas paaugs ir pradės bėgioti ir jam to vežimėlio reikės tik tai pailsėti, nes jisai daug bėgioja, jisai pavargsta. Tai tada reikės įsigyti sportinį vežimėlį, kurį labai kompaktiškai ir labai lengvai mes galim sulankstyti. Pakalbėkime apie funkcijas. Kokios vėlgi yra čia svarbiausios? Vėlgi viskas priklauso nuo jūsų poreikių. Jeigu jūs aktyviai sportuosit, jeigu jums keliausit po kalnus, jeigu jūs važinėsit bekeliam, pavyzdžiui, Thule gamina labai puikų, kokybišką vežimėlį. Žiūrėkit, kokie dideli ratai. Tai su šituo vežimėliu jūs pravažiuosit visur ir visada. Tikrai išsiskiria kokybė Thule gaminiai. Ratai tikrai atrodo labai dideli. Pravažus palyginus su pirmuoju vežimėliu. Labai nestandartiškai iš esmės atrodantis sportinukas. O jie visi būna su 3, atsiprašau, ratais? Jie būna ir su 4 ratais. Ir su 4 ratais jūs galite pasirinkti. Švedai su juo važiuoja ir į kalnus, ir visur. Bet jau ne kelioninis, čia ne tas, su kuriuo eitumėm į oro uostą ir skriščiau. Čia turbūt į oro uostą būtų sudėtingiau, bet jisai puikiai susideda, puikiai išsiima. Jeigu nuėmus ratus, jisai gana kompaktiškas būtų, nes keliaujant su vaiku visada reikia labai nemažai vietos. O kokias pastebi dažniausiai klaidas, kad daro mamos besirinkdamos tokį vežimėlį? Nedaro jis jokių klaidų, jos turi savo pasirinkimo kriterijų. Ir aš bijau pasakyti, kad daro klaidas. Aš nepasakyčiau, kad tai klaidos, bet yra norai, ar ne, mamų, kad sportinė dalis keistųsi į kitą pusę, kad vaikas visą laiką žiūrėtų į mamą. O bet tačiau to reikia mamai, ne vaikui, nes vaikui žymiai yra patogiau arba įdomiau tyrinėti aplinką, kur jis važiuoja ir taip toliau. Bet mamai kartais reikia to dalyko. Jeigu jūs renkatės antrą vežimėlį po universalaus, tai reikėtų žiūrėti, kad jisai nebūtų vien tik tai lengvas, o žiūrėti, kad būtų pravažus, nes paprastai jis naudojamas ir rudenį, ir žiemą ir taip toliau. Mano vyras, pavyzdžiui, bėgioja, tai jam šitas vežimėlis būtų idealus. Žiūriu, koks prekės ženklas, kad galėčiau vyrui pasakyti. Mūsų abiejų vyrai bėgioja, tai man atrodo, kad jiems būtų čia labai svarbus kriterijus. Kad šitas vežimėlis tikrai patiktų mano vyrui, aš net nebejoju, ir funkcionalumas, bėgiojimas, bet man norėtųsi kažko galbūt mažesniais ratais, kažko lengvesnio. Ar galim palyginti, parodyti kažkokį kitą variantą? Žinokit, Sauliau, man tai, pavyzdžiui, šitas būtų labai gražus. Jis man toks daug lengvesnis, elegantiškesnis, bet klausimas, ar jisai tik tai gražus, ar ir funkcionalus. Puikiai renkatės vežimėlius, iš tikrųjų labai šaunus ir geras vežimėlis. Taip, jisai gal ne tiek skirtas bėgiojimui, bet jo ratai manevringai, pakankamai dideli, jis tinka rudenį. Kuo išsiskiria jisai, kad labai aukšta yra nugarėlė. Tai vadinasi, ir didesnis vaikas puikiai tilps ir uždaras jisai visas. Apsaugo nuo saulės, ar ne? Nieko papildomai nereikėtų. Ir nuo vėjo, ir nuo lietaus. Susilanksto irgi labai kompaktiškai ir patogiai. Ar jisai lengvas? Jis nėra iš lengvesnių, bet jisai ganėtinai labai patogus vaikui iš tikrųjų. Opa. Nėra jisai sunkus. Ne, tikrai nėra. Tai čia toksai, sakyčiau, labai... Tai būtų vienas iš geresnių variantų. Ką dar tarp ko galėčiau rinktis, tarkim, šitas ir kažkas kito? Tai Muvo vežimėlis taip pat lygiai kokybiškas, jis kuo išsiskiria, tai kad jisai turi keičiamą... Tai čia vaikutis gali tiek žiūrėti į mamytę, tiek į pasaulį. Taip. Kartais labai mažiem vaikam yra jaukiau ir patogiau žiūrėti į mamą. Tai vienas iš tokių pasirinkimų galėtų būti... Šis, ar ne? Šitas. Irgi turi gerą stogelį, kaip matau, ar ne? Jo, jisai puikus stogelis. Iš principo, jeigu tik tai reikia kažkokios tai aksesuarikos, tikrai yra.
tiek tų pačių skėčių nuo saulės, tiek tų pačių uždengimų nuo uodų, nuo lietaus. Ypač to išsiskiria džiulsas. Džiulsas iš vis, nežinau, nėra tokios aksesorikos, kurios jis neturėtų. O mes su vyru dar negimus vaikų jau ruošiamės į keliones. Tai mano klausimas, ar šitas vežimėlis, pavyzdžiui, yra sportinukas patogus į keliones? Tai vienas tobuliausių vežimėlių, kurių skirti kelionė. Jis turi netgi kelioninį krepšį. Jisai susideda labai paprastai ir labai lengvai. Pademonstruokime. Na. Tai mes jau beveik pasiruošę ir kelionėm, ar ne? Ir galit įsidėti, niekur jo netiduot, o įdėti Super. bagažam. Taip ir vadinasi, Air. Jisai vienas iš tų vežimėlių, kurie turi pačią plačiausią sėdimą dalį. Tai reiškia, kad ir didesnis vaikas puikiai tilps. Ir dar ką jisai turi, tai puikia gulima O, padėtį. geras. Jinai pavargus, jinai yra beveik 180 laipsnių su įklotukais. Galite atsigulti ir drąsiai mėgoti. Šitas vežimėlis man toks visiškai transformeris atrodo, kuris labai tinkamas kelionėm. Ir sakau, tas labiausiai nustebino, kad jis labai lengvas yra ir labai manevringas. Jis tobulas kelionėm iš tikrųjų. Šito vežimėlio tai iš tikrųjų pirmiausia tai patraukė kaina. Labai puikiai atrodo ekonominės klasės toks vežimėlis, bet atrodo labai stilingai. Elegantiškas toks miesto sportinis vežimėlis. Ką galite apie jį pasakyti? Jis yra labai patrauklia kaina, labai geras ir kokybiškas vežimėlis. Visų pirma, tai jo yra ilga gulimoji, pilnai gulima, sakyčiau, padėtis ir ratukai yra nemaži, tai jisai skirtas ne kaip aš vadinu sportinis, bet šiek tiek rudinį. Ir ką jisai dar turi, tai labai prailgintą stogelį. Čia ypatingai, kai lyja pas mus dažnai vasarą arba saulė plieskia, tai visada pagelbės, ar ne? Visada. Super. Susilanksto irgi labai patogiai ir labai paprastai. Mane stebina, kaip jie visi taip kaip harmonikos ir po to taip staigiai per sekundę iššauna vis. Matau, pagaliau nešat kažkokį tai spalvotą, Margą, dryžuotą, gražų. margą. Kaip gerai, nes man tai patinka, spalvos man patinka, kad kažkas yra kitaip. Tikrai. Labai kompaktiškas, Aha. labai lengvas transportavimui, labai puikiai susilanksto ir labai Opa. puikiai išsilanksto. Žinot, kas jisai ypatingas yra? Kuo? O, va taip. Galit pastumti. Gerai, galiu. Pažiūrėti, kaip važiuoja. Oi, nu va, prašau. Tai Sauliau, turim du labai populiarius modelius. Kuo jie iš esmės skiriasi? Na, tai viskas turbūt matosi, kuo jie skiriasi. Stogelį. Ilgesnis čia. Šiek tiek ilgesnis. Gulimo padėtis pas šitą vežimėlį yra tokia, kokia yra. Platesnis iš esmės. Šitas yra platesnis. Jūs labai teisingai pasakot. Gulimo padėtis, norėjau pasakyti, kad, na, šiek tiek turbūt galimesnė yra. Ir patogesnė būtų Ir vaikučiai. patogesnė. Bet turbūt ne veltui šis modelis vis dėlto yra vienas populiariausių jūsų, ar ne? Taip, bet reikėtų rinktis tą, kas jums patinka labiau. Ir kas tinkamiausia Ir kiekvienai. kas tinkamiausia kiekvienai mamai.